Ir vėl naujas mėnesis, ir vėl naujas iššūkis. Važiuojam. Labai laukiau ir norėjau pradėti šio mėnesio iššūkį, kadangi dviračiu važinėtis labai mėgstu. 20 km gali neatrodyti tai baisiai daug, tačiau, kadangi važinėsiu kiekvieną dieną, kilometrų skaičius susidarys pakankamai nemažas. Mėnesio gale turiu pasiekti 600 km. Tai vadinasi 30 dienų po 20 km. Manau, jog sudėtingiausia gali būti pirmas dienas, kuomet kūnas ir organizmas bus dar nepripratęs prie dviračio. Dviračiu važinėju, bet tikrai ne tiek daug, kad galėčiau pasakyti, jog kūnas yra pripratęs. Dar vienas dalykas, kuris, manau, irgi sukels nepatogumų, yra oro sąlygos. Kadangi dviračiu važinėtis per lietų ir vėją gali būti ne visai smagu, jokių papildomų pasiruošimų nedariau. Pasitikrinau dviratį, prisipučiau padangas, turiu šalmą, pirštines, atšvaitai paruošti, įsigijau spidometrą, kuris tikiuosi sėkmingai skaičiuos kilometrus. Tikiuosi, kad jokių nesusipratimų su dviračiu nebus, nenutrūks grandinė, nenukris pedalai, nesprogs padangos ir viską nuvažiuosiu sklandžiai. Taigi palinkėkit man sėkmės, na o aš deduosi šalmą ir važiuoju. Let's go! Pirmoji dviračio iššūkio diena. Pradėjau važiuoti prieš 5, smagu, labai vėsu ir nekaršta. Truputį sunkoka buvo atsikelti, bet vykstu į darbą, kur turiu būti nuo 6 valandos. O kiek nuvažiuoti dar nežinau, reikia prasitestuoti. Kelionė truko trumpiau negu planavau, greitai atlėkiau. Planas yra važinėti kiekvieną darbo dieną į darbą. Tai aš važiuoju iš Pilaitės į centrą. Gaunasi maždaug apie 15 km pirmyn atgal. Pirmą kartą tai važiuoju ir filmuoju. Nesu toks įgudęs dviračių vairuotojas. Jeigu išsitiesiu bevažiuodamas, o taip gali būti. Trečioji dviračio iššūkio diena. Baigiau savo kilometrus. Norėjau šiek tiek galbūt pasipasakot, kaip viskas einasi. Šiek tiek jaučiu raumenis, nes, kaip ir sakiau, čia yra sudėtingiausias iššūkis kol kas, kokią sudaręs. Raumenis dirba. Turėjau šiek tiek nesklandumų su spidometru, kurį turiu ant dviračio. Tuoj parodysiu.
Jis rodo, kad yra nuvažiuota 51 km, kai realiai turėtų būti apie 58 km. Tuos 7-8 kažkur pamečiau ir pamečiau todėl, kad buvau tiesiog neteisingai pritaisęs. Kažkaip skaičiavosi ne visai pilni kilometrai matyt. Tai lyginau su tai, ką skaičiuoja laikrodis ir telefonas. Bet aš išlyginsiu juos taip ar taip ir tenais, nes visada kiekvieną dieną bent po 1-2 km užsimetu. Norėjau parodyti, kokiu kalnu keliauju kiekvieną rytą žemyn, o paskui grįždamas, kokiu kalnu keliauju atgal. Pats kalnas jisai gal nėra didelis, bet jis labai ilgai tęsiasi. Užminti, yra ką veikti, yra. O šiaip 6 iššūkio diena. Minu į namus ir dar grįždamas prasuksiu ratelį, kad gautųsi kilometrų kiekis. Tęsiam iššūkį, turim 10 dieną. Kartais tenka važinėti ir tokiais orais, ką tik labai gerai nulijo, bet lietus iš tikrųjų būtų maža problema. Ką norėjau paminėti šiandien ir šiaip apie ką norėjau pakalbėti, vairuotojų etika. O galbūt jos nebuvimas būtų geriau sakyti. Kai kurie vairuotojai gal net nėra sėdėję ant to dviračio jau labai ilgą laiką, neskaitant vaikystės. Ir tai yra liūdna. Nes pats miestas labai taikos ir yra prisitaikęs ir labai pasikeitęs yra nuo sakykime, ankstesnių laikų, kada dviračiais neturėdavai kur važinėti. Tai dabar viskas yra pasikeitę, dabar yra dviračių takai labai faini, apžvalginiai takai, kuriais galima važiuoti dviračiais. Bet kas nesikeičia, vairuotojų požiūris į dviratininkus. Ir čia aš kalbu ne tik tai apie praleidimą per perėjas, bet aš kalbu apie lenkimus, kada lenkiama yra 5 cm atstumu, o tai yra vienas žingsnis iki nelaimės. Daugumai iš tikrųjų, kurie sėdi savo kietuose BMW ir galvoja, kad jie vieninteliai yra kelių eismo dalyviai, tokiem vairuotojams rekomenduočiau bent kartą atsisėst, nusipūst dulkes nuo savo pamirštų dviračių, atsisėst ant jų, pravažiuot iki ten, kur galbūt įprastai važiuojat su mašina ir, nežinau, tikriausiai viską pažvelgtumėt truputį kitaip. Jau nekalbant apie vietas, kur dviračiam ir dviratininkams yra pirmenybė. Kalbu apie pervažas, perėjas, nežinau, kur dviračiai gali važiuoti. Neretais atvejais niekas nepraleidžia ir netgi vaizdingai pralekia pro pat tave. Tai va, tai liūdna dėl to.
dviračio iššūkio diena. 15 dienų, kaip darau dviračio iššūkį. Tai yra trečiasis mano iššūkis. Šiandien dienos 20 km jau pravažiavau, dabar lekiu į renginį. Tokia trumputė apžvalga, kaip man sekasi. Jaučiu, kad tai yra tikriausiai smagiausias iššūkis, kurį darau. Dviratį ir šiaip mėgstu. Tos daugiau nei 2 savaitės prabėgo labai greitai ir labai nesudėtingai. Gal pirmom dienom ir buvo, kad turėjau prisiverst, bet visumoje tai labai smagiai einasi, ima trūkti man tų kilometrų minamų ir pačio dviračio važiavimo. Pats iššūkis tikrai nusisekęs ir vykęs, važinėti dviračiu nesustosiu. Aišku, vasara baigėsi, jį baigsis neužilgo, ne visai galbūt visos dienos bus tinkamos dviračiu važinėti. Kai galėsiu, tai važiuosiu ne su mašina, bet su dviračiu. Gal šiek tiek pirmas šitas savaitės iššūkis buvo važinėtis per karštas dienas. Praeitą savaitę, kelios dienos realiai atgal, pasitaikė ypatingai karštų dienų. Temperatūra lauke buvo 30 ir virš 30 laipsnių. Bet ypatingai pasijaučia tas nuostabumas važinėjimo, kai saulė besileidžianti, gaivu, vėsu, bet tuo pačiu ir nešalta, o tu sėdi ant dviračio, mini, nuostabus jausmas. Diena, lyja, esu Vingio parke, nusprendžiau prasilėkti, bet ne kokį laiką matyt pasirinkau. Prieš keletą dienų buvo 30+ karščio, o dabar turim lietų, kada važiuoti realiai šalta. Tai va tokie orai vasaros pabaigoje. Aišku, idealiausia, kai yra ir nekaršta, ir nelyja. Tęsiu iššūkį, nebedaug liko, paskutinės 10 dienų. Manau, greitai jos prabėgs. Kadangi lietus apstojo, manau, kad reikia varyti. Kągi, tai paskutinė iššūkio savaitė, paskutinius kilometrus padariau atvykdamas prie ežero. Viskas einasi puikiai, kilometrai renkasi gerai, nuotaika puikiai. Gal nuotaika šiek tiek prastėja dėl to, kad iššūkis greitai baigsis, bet laukia kiti. O kol kas liko dar kelios dienos, tai nestabdom ir važiuojam. Ir džiugu ir liūdna, tačiau dviračio iššūkis baigtas. Džiaugiuosi todėl, kad pats iššūkis pavyko puikiai. Nesprogo padangos, nenukrito pedalai ir neatsitiko nieko kito, kas galėjo sugadinti šį mano iššūkį. O liūdna todėl, kad dviratį tikrai pamėgau, mėgau jį ir anksčiau, tačiau šis iššūkis leido pamilti dar labiau. Ir kadangi vasara eina į pabaigą, dviračio sezonas taip pat eina į pabaigą.
Pats sudėtingiausias dalykas, kurio negalėjau kontroliuoti, buvo oro sąlygos. Turiu galvoje ne tik tai lietų, tačiau kai būna karšta, yra sudėtinga tinkamai apsirengti. Dar vienas dalykas, kurį pasakojau ir prieš tai, yra vairuotojai ir jų požiūris į dviratininkus. Yra sudėtinga mėgautis važiavimu dviračiu, kuomet tavęs nepraleidžia perėjose, kuriuose gali važiuoti su dviračiu. Tave lenkia 5 cm atstumu kelyje, kur lenkti netgi negalima. Tikriausiai nėra labai sudėtinga palaukti, pavažiuoti už dviratininko, kol nebus priešingo juostoj mašinų arba kol bus galimybė lenkti. Reikėtų džiaugtis, kad turim labai gerai išplėtotą dviračių infrastruktūrą, nuostabūs keliai, parkai, pažintiniai takai, kuriais galima važiuoti dviračiais. Tačiau vairuotojai vis dar neturi to supratimo, kad jie nėra vieninteliai eismo dalyviai. Ir dar vienas dalykas, kuris baisiai erzino ir kurio negalėjau sukontroliuoti, mano įsigytas spidometras. Nepirkau labai brangaus, jis nėra pats geriausias, tačiau sumokėjau ne taip ir mažai ir tikrai tikėjausi, kad savo paskirtį jis atliks kokybiškiau. Dėl to dabar mano spidometras rodo pravažiuotą ne 600 km, kaip planavau, bet apie 525. Tai vadinasi, pamesta yra kažkur apie 70 km. Esu ramus dėl savęs, žinau, kad tą kilometrų kiekį pravažiavau, viską žymėjausi ir skaičiavau taip pat ir su telefono bei išmanio laikrodžio pagalba. Pradžioje žinau, kad jį buvau pritaisęs netinkamai. Ištaisiau, padariau viską pagal instrukcijas. Tačiau vis tiek labai dažnai daviklis, kuris tvirtinamas šalia rato, nesusijungdavo su kompiuteriu, kurį montuoji ant vairo. Pastoviai nukrisdavo arba visiškai nerodydavo greičio mano, ko pasiekoji, nesiskaičiuodavo ir kilometrai nuvažiuoti. Tai yra ne pirmas mano iššūkis, trečiasis, tačiau šį kartą galiu užtikrintai pasakyti, kad taip, tikrai rekomenduočiau ir rekomenduoju. Pasiruoškit šalmus, atšvaitus, žibintą, tinkamus drabužius ir avalynę. Nepamirškit gertuvės, kuprinės, dėtuvės susidėti smulkiems daiktams kaip raktai, telefonas ir šokit į kelią. Nebūtina iš pat pradžių važiuoti nustatytą kilometrų kiekį, kaip dariau aš. Galit pasirinkti ir važiuoti pusvalandį arba galbūt valandą, tiesiog bet kur. Pabandykit nuvažiuoti iki savo norimos nukeliauti vietos, ar tai būtų darbas, ar galbūt parduotuvė, ir pamatysit, kaip šauniai yra susitvarkęs miestas. Aš kalbu apie Vilnių, tačiau tikrai žinau ir tikiu, kad kiti miestai jam neatsilieka. Apie naudą tikriausiai daug kalbėt net ir neverta, visi tai suprantam, ir sporto salėse minam dviračių, darom kardio pratimus, tai šioj vietoj jūs ne tik sutaupysit pinigų kūrui arba viešajam transportui, bet ir pasportuosit. Taigi visiems ačiū, kas žiūrėjo mano šį 20 km kiekvieną dieną dviračių iššūkį. Tikiuosi jums patiko, tikiuosi, kad atsiras bent vienas žmogus, kurį motyvavau išsitraukti dviratį. Pasidalinkit šio video ir su kitais, paspauskit patinka, prenumeruokit mano kanalą, na o aš skubu daryti jau kito iššūkio. Ate!